Sveiki sugrįžę, šioje video pamokoje jums parodysiu, kaip šiuolaikiškai veikia projektų valdymas čia ir IT sistemoje. Pademonstruosiu, kaip sukurti projektus, kaip nustatyti projektų kalendorių darbo grafiką, kaip įdarbinti darbuotojus ir planuoti projektuose grafiką ir kaip valdomi projektų kalendoriai. Projektų kūrimas. Prisijungus reikia įsitikinti, kad esu verslo paskyroje, paspaudus ant savo vardo viršutiniame dešiniajame kampe. Tuomet kairiajame meniu keliaujame į projektai. Spaudžiu mygtuką pridėti ir atsidariusiame lange spaudžiu išsaugoti, kad matyčiau privalomosius laukus. Neužpildžius šių laukų sistema neleis išsaugoti, spausti ant failų ar ant grafiko. Projektui galima sukurti etiketę. Sukursiu dienos pamainą nuo 8 iki 5 vakaro. Pavadinime įrašau darbai Vilnius sausio mėnesį. Laukelyje, kam skirtas projektas, reikia pasirinkti kontaktą. Tai gali būti atsakingas asmuo ar jūsų klientas. Įrašau vardą ir pasirinku kontaktą iš sąrašo. Toliau, adreso laukelis. Jeigu pasirinkta kontakto adresas nesutampa su projekto vieta, pažymėsiu varnelę kitas adresas ir įrašau norimą adresą. Toliau keliauju failai. Spaudžiu pridėti. Pasirinku failą ir spaudžiu kelti. Failas bus galima skirti peržiūrėti darbuotojams, kurių darbo grafike pažymėtas šis projektas. Failas galima pridėti tik įjungta Google Disk integracija. Tai rodžiau ankstesnėje video pamokoje. Spaudžiu išsaugoti. Projektas atsirado sąraše su geltonos spalvos sukurtas būsena. Pridėsiu dar kelis projektus su skirtingais pavadinimais. Darbai Kaunas sausio mėnesį. Pridėsiu tą patį kontaktą ir kitą adresą. Ir išsaugosiu. Po to pridėsiu mūsų biurą ir pavadinsiu Darbai biure sausio mėnesį. Priskirsiu tą patį kontaktą ir kitą adresą. Matau, visi sąraše esantis projektai yra geltonos spalvos būsenas sukurtas. Atidarau projektą Darbai biure ir spaudžiu ant projekto grafikas. Lange matau projektų valandų eilutę, kurioje rodomas šio mėnesio 0 numatytų ir 0 suplanuotų valandų. Žemiau turiu mygtuką pridėti darbuotoją ir projekto grafiką. Pademonstruosiu, kaip valdyti projekto grafiko valandas. Pasirinku pirmą periodą nuo antradienio iki šeštadienio. Atsiranda darbo laikas ir pertraukos laikas, kuriuos galima valdyti. Laiką palieku nuo 8 iki 5 valandų. Ant pasirinkto periodo atsirado 40 numatytų valandų, o suplanuotų 0 valandų. Taip pat viršuje apie projekto valandų eilutės matau numatytų valandų 40 ir suplanuotų valandų 0. Dešiniau galima nustatyti daugiau reikalingų darbuotojų pasirinktam periodui. Padidinsiu reikalingų darbuotojų kiekį iki 10 ir iš karto matau, kaip keičiasi numatytas valandas iki 400. Ta patį darau su likusiamis mėnesio darbo dienomis. Iš viso sistema suskaičiavo, kad projektai numatyta 1600 valandų. Galima tokį projektą išsaugoti. Sąraše projekto būsena pasikeitė iš geltonos spalvos sukurtas į mėlynos spalvos planuojamas būsena. Dabar darysiu sekantį iš sąrašo projektą Darbai Kaunas. Kalendoriuje užpildysiu visus periodus su 10-7 laiku ir nustatysiu, kad reikalingi 3 darbuotojai. Matau, kad projektui taip pat numatyta 480 valandų ir dabar pridėsiu jam darbuotojus. Spaudžiu pridėti. Paieškoje įrašau vardą ir pasirinku darbuotoją. Parinku jam pirmą periodą ir matau, kad sistema suskaičiavo suplanuotas valandas 40, tai atlieku su kitais periodais ir matau, kaip pildosi suplanuotas valandas 160 ir kiek darbuotojas praleidžia laiko prie kiekvieno periodo. Pridėsiu antrą darbuotoją. Paieškai rašau Martin, man neranda sutarties su tokiu vardu. Noriu paminėti, kad darbuotojams planuoti grafiką galima, kai jų sutarčių būsena yra aktyvios sutartis. Kitų būsenų sutarčių neranda ir nefiltruoja. Kad aktyvuoti Martin sutartį, naujame lange atidarau HRMS ir paieškoje taip pat įrašau ieškomos sutarties vardą – Martin. Matau, kad jis būsena yra patvirtinta asmens. Spaudžiu ant būsenos ir keičiu ją į aktyvuoti sutartį. Dabar manęs klausia, ankstesnės sutarties vidutinį darbo užmokestį ir atostogų likutį. Nieko neįrašius spaudžiu tęsti. Kitame žingsnyje privalau įrašyti darbuotojo gimimo datą. Ir paskutinėme žingsnyje taip pat privalau įvesti darbo pradžios datą, kuri yra svarbi, nes tik nuo tos datos darbuotojui galime vesti darbo grafiką. Spaudžiu samdyti, kad aktyvuoti sutartį. Grįžtu į projekto puslapį, kur liko atidarytas projekto grafiko langas ir paieškoje matau, kad atsirado darbuotojas Martin. Pridėsiu jį ir pažymėsiu jam visus numatytus projektų periodus. Pridėsiu paskutinį, trečią darbuotoją ir taip pat kaip ankstesniems darbuotojams pridėsiu visus periodus.
Dabar matau projektų valandų eilutėje vienodai numatytų valandų 480 ir suplanuotų valandų 480. Išsaugau pakeitimus ir matau, kad sąraše projektų būsena taip pat pasikeitė iš geltonos spalvos sukurtas į mėlynos spalvos planuojamas būsena. Tai reiškia, kad sistemoje projektų būsenos automatiškai pasikeis, priklausomai nuo to, ar projektas dar tik sukurtas ir neturi nei numatytų, nei suplanuotų valandų, ar projekto grafikas jau planuojamas ir turi numatytas projekto valandas, arba suplanuotas darbuotojų valandas. Projektų peržiūros režimą galima pakeisti į sąrašo, į žemėlapio ir į kalendoriaus vaizdą. Kalendorių galime peržiūrėti savaitės režimo ir išskleisti į mėnesio peržiūros režimą. Sistema padės lengvai suplanuoti projekto darbo grafiką ir priskirti jam darbuotojus. Dar parodysiu, kaip darbuotojų darbo periodui pridėti projektą, failą ir sukurti darbo grafiko dokumentus. Apie tai ir dar daugiau pamatysite mūsų kitoje video pamokoje. Tikiuosi, ši video pamoka jums padės ateityje naudotis Cherry Team programa. Lauksime jūsų komentarų. Gero naudojimosi!